Šiandien dalyvavote teisme. Vis dėlto apskundėte Vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, kurį neleido jums dalyvauti prezidento rinkimuose. Ko siekėte? Aš siekiu, kad galėčiau kandidatuoti draugę su kitais kandidatais į Lietuvos Respublikos prezidentus. Ir šiandien, kad tik įvyko teismo posėdis, bylą nagrinėjo iš esmės, o 4 valandą skelbs sprendimą. Man sprendimas aiškus, be abejonės. Jie neleis kandidatuoti ir neišduos rinkimų lapų, tai akivaizdu. Pranešime spaudai jūs išplatinote savo skundą, kuriame surašyti konstituciniai argumentai. Kaip manote, kodėl konstitucija prieštarauja pagrindiniam priimtiems įstatymams? Tai reikėtų gal traktuoti atskirai, kodėl įstatymai prieštarauja konstitucijai, nes Konstitucija aukščiausias yra dokumentas, teisės aktas, Lietuvoje priimtas referendumu ir neturėtų teisės joks rinkimų kodeksas prieštarauti Konstitucijai. Konstitucija man nedraudžia kandidatuoti ir aš tuo argumentavau Vyriausiam administraciniam teismui, o dėja rinkimų kodeksas, jau kuris patvirtintas Seimo, žemesnis teisės aktas, neleidžia man kandidatuoti į Seimą. Štai matot, kokia yra situacija, viskas apverksta aukštyn kojom. Kaip manote, kodėl jums vis dėlto neleidžia kandidatuoti? Kokios yra tikrosios priežastys? Aš manyčiau, kadangi nuolat kritikavau valdančią daugumą ir mano kritika jiems kaip ir Rusijoje Putinui nepriimtina, kur Navalnas nužudytas, kad nuolat kritikavo Putiną, buvo uždarytas į kalėjimą, gal ir mane uždarys, dar byla dėl švento rašto citavimo tęsiasi, bus kovo 4 dieną per Šventą Kazimierą 9 val. Ryte. Kokį priims teismas sprendimą, tai nežinau, bet čia už kritiką, nuolatinė mano kritika nepatinka konservatoriams, nepatiko sovietmečiu, kai kritikavau sovietų sistemą, sodino į lagerius, dabar jie eina tuo pačiu keliu. Vėl jie teisė mane, greičiausiai pasodins į lagerį, dar buvo paskelbta, kad aš beveik jau buvau miręs, bet prisikėliau. Tai nežinau, o gali kartais sugalvoti ir tikrai niekšybę kažkokią valdančioji daugumą padaryti. Kalbant apie paskutinį įvykį dėl jūsų mirties, ar kreipėtės į policiją dėl melagingos informacijos? Žinok, nesikreipiu, bet tokia mintis yra gal kreiptis, ar ką nors tai pakeis. Tas kreipimasis, manau, kad vis tiek tų šmeižikų, matot, kad gyvas, nesuras ir jų gal neieškos. Bet yra dar laiko, galėčiau ir kreiptis. Aš manau, kad gal kreipsiuosi, įdomu, kaip reaguos policija. Dėkui. O dabar sakykite, tai kiek jūs planuotumėte surinkti prezidento rinkimuose balsų? Vis tiek jūs esate pirmininkas 4 didžiausios partijos pagal skaitlingumą, tai kaip galvojate, kaip žmonės balsuotų už jūs? Jeigu jie man draudžia, tai matyt bijo manęs. Jeigu nebijotų, tai ir nedraustų. Tai lygiai taip pat jūs įsivaizduokit nuo Rusijoje, net šitas Nadeždinas, kandidatas į prezidentus, jam išdavė lapus ir leido surinkti parašus, surinko jų čiut nedvigubai daugiau, bet jie juos išbrokavo. Tai aš ir teismui sakau, tai jūs bent jau pavaizduokit tokią demokratiją, kokią Rusijoje Putinas vaizdavo. Išduokit tuos lapus, surinksiu, išbrokuosit ir bus, kaip čia ir demokratija lygtai atrodys Lietuvoje. Bet jie elgėsi gan griežčiau negu Putinas Rusijoje. Kaip manot, kodėl jie taip griežtai elgėsi? Kodėl jūs, taip kaip sakoma, esate įsuktas į tą teismų karuselę? Vienas dalykas turbūt kritika, kitas dalykas turbūt kitos priežastys yra daug gilesnės. Žinot, tikrai negaliu pasakyti, gal neapykanta, gal kas, dėl to jie mane čia taip persekioja. Žinot, atsakymo neturiu. Bet kad persekiojamas nuolat ir kad teismai nuolat ir tiesiog prieš taigi buvo byla, ta isterijos byla, kad žiūrėkit, dabar matom Stepukoniją, ne? Klausykit, 40 milijonų nepralošta, ten įsidalinta tie pinigai, išplauti tie pinigai. O mano klausimu, klausykit, tos isterijos byloj, gal per 3 metus sekė Tomo, tiek surinkta bylos ir ten tik 1000 eurų ir tie yra padengti. Valstybė nei 1 cento neturėjo žalos, o čia pralošti kas? Pensijų, būsimų pensininkų fondas praloštas. Ir važiuokit, ir nesima jokių priemonių, nors pateikęs įstatymo pataisą, kad žmonės, kur kaupia pinigus, turi teisę atsiimti, nesvarbu ar pensijiniam fonde, bet jie nekeičia to įstatymų, nekeis, tegu pralošia vagys, bet žmonės negaus tų pinigų. O ką manote apie Justo Džiugelio skandalą?
Nu tai akivaizdu savas. Savas, tai įsivaizduokit, kas yra, jeigu jis teikia įstatymo pataisus palankius stambiausiam lošėjams, tai ką čia kalbėt, neduok dievė, aš būčiau tokį įstatymo pataisą pateikęs, tai gal ne tik tais nuteistų, bet jau seniai būčiau uždarytas ir supūčiau kalėjime. O čia ką jis dabar dar yra, tik sustabdė savo narystę kaip socialinių reikalų komiteto pirmininko, o gal ateis pavasario sesija ir liks gal tuo komiteto pirmininko. Štai matom, dar kartą akivaizdžiai matom dvigubus standartus. Ne tik, kai sako jo ten lošimo priežiūros įstaigom teikiami įstatymo pataisos, ten yra ir pinigai didžiuliai iššvaistyti, kanceliarinis lėšos, kažkokiam fiktyvom ataskaitom spausdinti ir panašiai. Ir ne tik jis, ir daugelis dalis iš valdančios daugumos Seimo narių. Kreivys milijardierius 18,5 tūkstančių grąžino ir finansų ministrės Skaistė grąžino pinigus į biudžetą ir kultūros ministras apie 30 tūkstančių grąžino neteisėtai panaudojęs lėšų ir švietimo, man atrodo, ministrė ten kažką atsistatydino, jinai buvusi. Irgi lėšas panaudojo neskaidriai. Ir jie yra, kai sako, ir toliau gerbiami, mylimi ir teisę tokius smerkia kaip aš. Na ir pabaigai, ką palinkėtumėte mūsų žiūrovams? Gal turite kažkokius tai favoritus prezidento rinkimuose, Europos parlamento rinkimuose, ateinančios Seimo rinkimuose? Ką manote, kas būtų vertas būti Lietuvos Respublikos prezidentu? Svarbiausias dalykas, kad opozicija susivienytų. Opozicijos kandidatai į prezidentus, jeigu nesusivienys opozicijos kandidatai ir savo ambicijų nenugalės, ir tai išeis be abejonės 2 kandidatai į antrą turą valdančios daugumos, tai Nausėda ir Šimonytė, labai naudingas tas didžiulis būrys kandidatų iš opozicijos valdančiai daugumai. O Europos parlamento rinkimuose irgi, kaip ir Seimo rinkimuose, reikia, kad vienytųsi tos politinės partijos, tos kurios partijos tikrai yra opozicinės valdančiau daugumai, bet kiek dėjau pastangų, labai daug ir dabar dedu pastangų, suvienijai 4, mes suvienijom Tvarką teisingumą, respublikonus, tautininkus, centristus, o per tą laiką dar įsikūrė 4 partijos. Tai man atrodo, ne tik savaime kūrėsi, bet spec tarnybos kartu su konservatoriais kūrė tas partijas ir žmonėms, kai sako, protus jaukia, kad žmonės negalėtų susitelkti ir negalėtų nugalėti valdančios daugumos. Supratau. Dėkui Jums, geros dienos. Ačiū.